Marginkim kiaušinius su šilko gabaliukais. Mums prireiks spalvoto šilko, kuo tamsesnis, tuo geriau. Išplauti kiaušiniai. Visus kiaušinius nuploviau ir reikalinga medvilnė. Tai pažiūrėkit, pradžiai suvyniosiu kiaušinį į šilko gabaliuką, labai tampriai apspausiu, tada tampriai kiaušinį užsuku galus ir tuomet tą užsuktą dedu į medvilnę ir vėl susuku, kad neišbėgtų dažai, nes iš šilko išbėga dažai. Pažiūrėkit, kaip gabinsiu. Štai suvyniojau visus tampriai, apsukau, tampriai visi prigludę prie kiaušinio. Ir dabar į tą medvilnę. Medvilnę tai galima tiesiog daryti tokį kokoną ir irgi susukti į užrišti. Va čia visą šitą galiuką užrišti. Štai jau suvyniojau į medvilnę ir dabar viskas. Dedu į puodą, užpilu šaltu vandeniu, įdedu šaukštą druskos ir šaukštą acto. Štai, beveik verda, viskas išjungiu ir palieku šitą karštame vandenyje, kad atvėstų pats. Kada atvės pats, tada išvyniosiu, parodysiu, kokie gavosi gražus. Dar neverda, matot, bet beveik iki virimo. Viskas, palieku. Štai kokie gražuoliai gavosi.